Ruošiu pristatymą apie Lietuvą Europos Sąjungoje. Ar galėtumėte plačiau apie tai papasakoti? Na, Lukai, pats žinai, kad Lietuva yra labai turtingos istorijos ir gyvybingos kultūros šalis. Nuo įstojimo į Europos Sąjungą 2004 metais mes išgyvenam nepaprastas ekonominės ir ne tik ekonominės permainas. Per pastaruosius 30 mečius Lietuva patyrė stulbinamą transformaciją. Ir aš tą galiu pati paliudyti. Man kartais atrodo kaip stebuklas vis dar, kad aš gyvenu jau dabar kitokioje Lietuvoje, Europos Sąjunga įstojusioje Lietuvoje. Ir mano nuomonė, įstojimas į Europos Sąjungą ir NATO tai yra pats didžiausias įvykis po 1990 metais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės. Didžiausias pasiekimas. Aš kartais net lyginu, kad tai tolygus dalykai. Ir dabar įsivaizduok Lietuvą to žiauraus karo akivaizdoje. Kur mes šiandien būtumėm buvę, jeigu ne šita narystė abiejose alijansuose, ir NATO, ir Europos Sąjungoje. Manau, kad būtų situacija labai liūdna. O kokią naudą tada Europos Sąjunga suteikia Lietuvai? Tai aš ir labai didžiuojasi. Visų pirma, saugumas mums yra, kad mes šitam žemėlapyje išliktumėm. Aš labai didžiuojuosi, kad lietuvių dauguma pripažįsta tą, ką dabar sakau. Esam labiausiai proeuropietiški visoje Europos Sąjungoje. Tauta pati proeuropietiškiausia. Na ir kokie pasiekimai? Per pastaruosius 20 mečius Lietuva tapo viena sparčiausiai augančių Europos Sąjungoje, tai rodo ir skaičiai. Mes daug dėmesio skiriam inovacijom, technologijom, tvariam vystymuisi. Mūsų pagrindinis kapitalas yra žmonių smegenys, protingi žmonės. Tačiau Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą smarkiai išaugo emigracija. O kokia situacija yra dabar? Pastarosius kelerius metus, ir aš tuo labai džiaugiuosi, vis daugiau lietuvių renkasi grįžti namo. Tai tokie stabilūs skaičiai. Kitas dalykas, vis daugiau užsieniečių renkasi čia kurti savo gyvenimą. Lietuva daugeliui tampa geidžiama vieta gyventi. O kas paskatino tada juos grįžti? Lietuva gali dabar patekti į bendrąją Europos Sąjungos rinką. Tai čia kuriant verslą labai svarbu. Galimybių vykdyti tuos mokslinius tyrimus ir švietimą yra daug daugiau negu anksčiau. Mūsų piliečiai gali lengvai judėti žemynė, tai nėra tokio didelio skirtumo, kur tu gyveni. Tai čia svarbiausias turbūt priežastis. Ir Lukai, tu pats labai gerai žinai, kad istorija niekada nesibaigia. Europos projektas nėra baigtas ir jis niekada nesibaigs. Esu įsitikinusi, kad mūsų sąjunga ir toliau augs. Mes Lietuvoje dalinsime savo patirtim su tais, kurie netrukus prisijungs prie Europos Sąjungos, ir yra daug tautų, kurios nori gyventi taip, kaip mes dabar gyvenam. Europinis kelias jiem yra labai patrauklus. Taigi jau čia laukia ir jūsų dideli darbai ateityje. Tai ačiū Jums už sutiktas žinias ir pažadam tikrai tęsti Europos Sąjungos darbus. Šaunu.